Mes esam UAB Adjusta, Senoji Varėnoj. Mes esam gamintojai pirčių, kubilų ir panašių produktų. Jau 15 metų dirbam. Nepaslaptis, kad dirbam su Sauresta, su Saulium. Nuo pat pradžių, praktiškai įkūrimo mes pradėjom bendradarbiauti. 15 metų tęsiam tą mūsų draugystę. Tai mes dabar esam prie mūsų, tokio šiai dienai yra bestsellerio vadinama. Esam prie Cabin pirtelės, pavadinimą mes patys sukūrėm jai. Ir labai faina, kad šita pirtelė tarp kitko važiuos garsiausiam Lietuvos didžėjui Jonui Nainiui, pravardė Džiovanis. Tai Sauliu aš nežinau, reikės turbūt mašiną klausytis į muziką įpareigojančiai. Be abejonės. Tai kai jau mes montuojam malkinę krosnelę, tai visada kartu su mumis keliauja ir Saurestos kaminai. Ir kaminų irgi turim skirtingų variantų. Kartais klientai paprašo juos ir nudažyti skirtingom spalvom. Taip pat visada labai aš rekomenduoju klientams montuoti vandens bakelius, kuriuos irgi Sauresta gamina skirtingų dydžių. Tai yra beprotiškai svarbus dalykas, nes pirty, ir aš pats esu profesionalus pirtininkas, yra labai svarbu ant akmenų naudoti tik tai karštą vandenį, kurį su Saurestos pagalba mes galim turėti, kuris montuotas yra bakelis ant krosnelės. Tai va, įkaista vanduo, turbūt karštų dūmų pagalba, reikia tai pavadinti? O, taip, iš krosnelės degant medieną eina dūmai, eina ugnis gal net iki kažkokio aukščio ir tai labai efektyviai ir greitai šildo vandenį. Taip. Ir praktiškai mes bakelis, standartiškai galbūt yra 30 litrų bakelis ir gaunasi taip, kad vanduo praktiškai užverda. Tai va, aš pats visada rekomenduoju klientam, kad tą bakelį kuo didesnį montuoti ir panašiai, kad tas vanduo būtų didesnis tūris ir neužvirtų taip greitai. Ir tada tą vandenį naudoji, pilin akmenų, kaip sakant, ir turi puikiausiai kokybišką garą pagal visas pirtininkystės taisyklės ir kanonus.